Praktikuodama su vaikais pastebėjau, kad sunkumai, dėl kurių jie kreipiasi, atrodo skirtingi. Tai gali būti baimė, nerimas, liūdesys, fizinė išraiška. Gali būti pilvo skausmas, alergija, astma ar kita. Tačiau giluminė priežastis dažnai yra ta pati – žema savivertė. Kas formuoja savivertę? Savivertė yra glaudžiai susijusi su savivoka ar savigarba. Tai yra tai, kaip vaikas supranta save kaip individualų žmogų, ką jisai jaučia, geba, kaip nori reikšti save pasaulyje. Savivertė nėra prigimtinė dalis, ją formuoja socialinė aplinka. Mažam vaikui didžiausią įtaką turi jo tėvai. Ir jeigu jų tarpusavio santykiuose yra įtampos, nedarnos ar net įvyksta skyrybos, vaikas nesąmoningai perima visą emocinę atmosferą ir jame formuojasi nesaugumas, įtampa, sunkumas. Kartais vaikas net prisima kaltę dėl to, kas vyksta tarp tėvų. Sustiprinus savivertę, kartu stiprėja ir savivoka bei savigarba. Tad vaikas tampa daug aiškiau suvokiantis, ko jis nori gyvenime ir kaip jis nori reikšti save. Tampa motyvuotas veikti, jame atsiranda daugiau džiaugsmo. Aš, Milda Račiūnaitė, hipnopraktikė, užsiregistruok nemokamai konsultacijai regresinėterapija.com